Vaikystės ir iš spindulių. Čia toks, kas šitam yra toks. O aš mane girdo varčiat. Renatos ošinė vodkelyje. Mam, Tomai, jūs sustatykit ir tada dėkit, jūs taip nedarykit. Dėkit per patį viršų. Viskas, kad ne veltui nesimėčiau. Viskas, neapšysim be to. Viskas, kiek laiko dėksime? Atneškit vandens. Sakiau, kad klausiu. Bet už tai, kad žiūrime, kad buvo. Nežinau, kaip aš esu. Šernant aš galiu paimti taip, žinai, kažkaip buvo ją. Tomai, o dar gėlių bobutės, o mūsų bobutės nėra. Bonkė mano paliko mane. Tu eik dabar sveikinti. Ir tu eikit sveikinti. Ai, pat geras stresas bobutė. O, kaip grojas.
Bet man atrodo, kad iš ten užsidėjo, jau tiesiog. Labai jaunai atrodo, Labai norim pasveikinti, labai daug sveikatos palinkėti, kad likusie metai jūsų būtų labai, labai gražus ir sveikatą išlaikyti. Siurprizai. Antrą tiek dar. Mes pasidalinsim, tu linksai babutė, mes pasidalinsim babutė. Nes paskui reikės jau tada nešti. Liūdnas vaizdas. Liūdnas vaizdas. Draugas, jeigu nešti daug džiūgų. Tai taip ir buvom patarę. Kurde, aš nežinau, kur dabar mama sėda. Jinai sakė, kojas skauda. Mama Vytautai, tu su mama galėjai sėdėti. Tu jau savaitės nesuvalgysi. Tiesiog laikinam traukui. Iš karto į tavo krėslą. Jie yra padėta mums tavo. Tavo padėta. Ir perleidžiu dabar globą jaunesniam anūkui. Viduriniajam. Oi, babučia, kad prieš gal Dar sekundę. Mama, o čia iš Kanados. Čia tiesiai iš Kanados. Čia dar kartą iš Kanados. Čia matyt Martynas. Jo, čia Martynas. Čia Martynas, turi takinukus. Nori paskaityti? Gyvos nepamatyti. Norėčiau pasveikinti savo sesę. Ir mano eilės vadinas. Iš vakar į šiandien. Vakar buvai jauna. Čia yra atvirukai, kur buvo 20 metų ir kaip šiandien atrodo. Eilėraštis skamba taip. Vakar buvai jauna, pilna jaunatviško entuziazmo. Gyvenimas bėgo su nuotykiais, jaunystės klaidom, bet nejautei stokos, nepritekliaus ar diskomforto. Ir viskas buvo tau suprantama, dvasiai jauku. Šiandieną tu esi pilnai suaugusi, subrendusi ydinga. Ir tavo atvaizdas visai kitoks. Ir polinkiai kiti. Todėl tu privalai dėkot dosniam likimui, kad leidžia tau ramiai keliaut gyvenimo keliu. Sese, sėkmės, ramybės, nieko neprašyk, tik kad likimas būtų dosnus tavo amžiui.
Au-delà, avec le temps, je suis chez les Ricotas. J'essaie d'acheter des dorés. Passez también los hombres oblężone. Mocno zamóż, żywy, a plin, baba, syry. Grupienia, daba, versta świetny. Wysypicie znajdę się, moje rwięcia. Где я стал, ветер звука из крыльев, отвечай, плакай из дома сакин. Девушка, шапал лежит, и чумелю, куря снори, чернал, оно. Mocno tobą żywi, a ty papa syry. Grudnienia do paterszta, aż te siły. Wysypicie znajdzie się moje wypia. La 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 no sobie podwyziemy. Mocno ślub, zimny, a ty, mama, syry. Grupienia, do paterszta, aż te siły. Wysypicie znajdę się moje wypia. Senhores, todos os jurem, amados senhores, sempre te vai dar, tem manos ninguém, foi eu que me estranhei, e você se sonhou, ó Senhor primado, pela Senhor, tinha tava, os ninguém, desculpa que tinha, de Tony, de Crenda, que este, ó Senhor primado, pela Senhor, tinha tava, os ninguém, desculpa que tinha, de Tony, de Crenda, que este, senhores, que tem prawda, i pysa, kierewa, kierewa, krzyżu pod krzyżu, seniorzy z kraju, mamy rządy i ziamy dziury. Miele seniorzy, ty nie to, żdy, ty skupanki, skierie, ty doni, ty kręganki, lekkie, od seniorzy mano. Tenha tamo, os bebês, que país minha que estou ali.
Mėlysos pagiriniai, motinai raudonos, vėl po pievas kailys drugiai. Jauna, žodžiai zilzite gyva, visuomet į pirmą, į pamyrį mama, į pamyrį visą šeimą. Solo partiją atlieka sūnus Gintas. Senelė mūsų jauna, žodžiai zilzite gyva. Ipanine mama, ipanine visa šeima. Senelė mūsų jauna, žodžiai zilzite gyva. Visokias šeima, ipanine mama, ipanine visa šeima. Va kaip gražu. Kad čia aerouostą padaryti, va čia, šitoj gatvėje. Nes iš Palangos labai sunku važiuoti. Iš aikštelės vos išvažiavo. Nu, neišleidžia ir viskas, sako, tie dosiloidai, ne mūsų. Da, ant Tomo ir ant manęs. Pasitraukiam, vieną mašiną važiuoja, antrą važiuoja, trečią važiuoja. Sakau, Ovidijau, stokam buferio tam, privažiavam, bumbu, šlagmam. Negi negalėtų išsiaiškinti. Čia teisybė. Metų Vilnius, jaunatvė ir jos viesulai. Rodo šiandieną, kad buvo tai vis, tai gražūs ir jaukūs sapnai. Maironis. Žinau, mėgsti poeziją. Čia paminėjot 45, du kart po 45. Kai mes susipažinom, ne visai tas amžius buvo, biški netitiko, ant vieno penketuko. Prieš 40 metų atgal susipažinau aš su miela šeima šitą. Nu, susideginom. Buvom jauni gražūs, dabar tik tai gražūs. Nesvarbu. Grožio užtenka. Noriu pasakyti, labai gražiai bendravom, labai gražiai draugavom. Tikrai yra ko prisiminti, ir kelionės gražios, ir baliukai šaunus, ir viskas. Visko buvo sočiai ir pilni sočiai, kaip toj dainoj. Labai buvo smagu ir dabar dar neblogai. Susirinko atšvęsti tavo tokį gražų jubiliejų. Mes ir taip dažnai, podažniai susitinkam, bet verčia gyvenimas ir pašlubuoti, ir padėjuoti, ir pagulėti, ir nieko nepadarysi. Miela Genutė, linkiu, kad tolimesnės tavo dienos būtų linksmos, smagios, kad tave džiugintų vaikų geras gyvenimas, linksmas anūkų juokas ir proanūkų sulaukus. Ir kad viskas tau gyvenime sektųsi. Ir ką aš noriu pasakyti, kaip tas kokiai dainoj Kazlauskų. Laimės ir džiaugsmo negana palinkėti. Reikia tostą išgerti už laimingus metus. Siūlau visiems atsistoti ir išgerti už. Ir dar aš labai trumpą, tokį biškį, kaip sako, naujovišką, niekada nebūna ne per daug, ilgiausių metų. Biškį kitaip dainuosim. Šiandien mes švenčiam gimimo dieną, mielai Genutei skiriam šią dainą. Laimės ir džiaugsmo ilgiausių metų, ilgiausių metų.
tave. Jie sakydavo, Jėzau, kokia graži mergytė. Mergytė, mergytė. A ne mergytė, albeniukas, albeniukas. Iš ranką ištraukė ir lekia. Ir šitaip Gintautą vedžiodavosi, nueidavom prie bažnyčios Vytauto didžiojo. Ir sakydavo, nu yra žemė gražių vaikų, bet čia jau labai gražus. Taigi, kur padėjai Garbanas? Pirmiausia. Toliau antrą pasakysiu iš nuotraukos. Gintautui gal 18, gal 19 metų. Pagraba ten buvo, žinoma. Stovi jisai pirmas, plaukai šitokie garbanoti. Ir svarbiausia jo žvilgsnis. Nu, grynas muškietininkas. Kepurė uždėk. Toks gražus vyras. Toks Ir durnas. aš nepridėjau dar šito. Reiškia, kadangi aš su Gintu žaisdavau, vedžiodavausi visur. Ir išgalvojau, ką jisai gyvenime išrinks savo už pačią. Ir gatvėje eidavau, būdavo jisai slepiasi už nugaros, kodėl mane visi vadina mergaitė? Klausdavau, kadangi jis buvo garbanotas, šviesutis. Bet jam buvo kokie 8 metai. Nieko mes vedžiojomės nuo 5 metų, nuo 6 metų. Nueidavom liki prie Vytauto didžiojo, reiškia, bažnyčios, ten apačioje nueidavom ir jisai slėpdavosi tiesiog, kad jį vadino gražia mergytė. Ir tetka Balta labai išdavė, supyko, kad Taip, kad ir jisai mergaitė. pykdavo, tu bėgdai, vieną kartą ištraukė ranką ir lėkėjau, mašina važiuoja, bijojau, kad nesuvėžintų. Tai va, noriu pasakyti, o antras dalykas, tai va, Virginija, man irgi kiek, man 10 metų išėjo jie į balių. Genovaitė ir vyras Antanas. Ir paliko man mažylę šitą. Aš kolin jėguoju, viskas gerai. Kaip jinai atsibudo, jinai rėkė. Ir aš rėkiu. Gerai, kad už ko į sieną netrenkė. Tai aš ir taip volioju, visaip nešiu. Ir galvoju, paskui nešt bijau, ką aš pati, ką išmesiu ir viskas. Ir ateina tėvai, nusišypsojo, visas atrodo pasaulis pagražėjo. O jinai nustojo, bliauti nustojo. Jinai nerėkė, bet jinai bliovė. Visur, viskas, kur grįžo. Taigi va, šitie vaikai. Ir tas Ane mergytė, tai visada man Gintautas stovi prieš akis. Ane mergytė. Bet jis dabar koksai gražus. Dabar Gintautas, nu ką, pabaigsiu iki galo. Dabar Gintautas. Tai palauk, kieno balius. Čia prisiminimai, kodėl? Negalima? Prisiminimai. Reiškia, ir šitie prisiminimai tokie. Senai mačiau Gintautą ir maniau, kad jisai bus visiškai kitoks. Tu šaunuolis, laikykis pirmin. Kitoks koks? Puikus. Tada kitoks, manai, kad bus kitoks. Koks? Nu gal Mergytė, ne. Jau tėvas kaip apkirpo, čia teta nedabaigė. Aš tik tai žinau iš istorijos, aš tai to neatsimenu. Aš atsimenu, kaip tetka pykdavo. tai Kaip tetka, aš neatsimenu, kaip apkirpo, kaip apkirpo, bet aš žinau, kai jisai sakė, nu, vieną kartą nueisiu ir nukirpsiu. Sakė, norėjau sūnaus, o čia vis mergaitė. Žydą nuvedė ir žydas nurėžė plaukus. O bet tu esi mano krikštas sūnus. Žydas nurėžė plaukus. Taigi anksčiau Kaune, žinok, batus vaškavo žydai. Renata, Gintautai, krikštas? Kaune batus vaškavo žydai, faršą malė žydai, dar kažkom prekiavo žydai, kirpyklai žydai, barzdos žydai, vien žydai. Aš žydai. Pas mane klasėje buvo 10 žydų. 10 žydų. Virginija žadėjo išvažiuoti. Ir aš žadėjau išvažiuoti į Izraelį. Tai teta papasakojo istoriją, tai jinai papasakojo kaip moteris, tai čia jai, nu, jum yra pali prigimti priimta. Čia yra normalu. O dabar norit istoriją baisę.
Kas su silpnais nervais, išeikite. Pirma išgerkit. Vaikalite. Išgerkime. Gal įsikvečiam iš karto mašinykų. Reanimacija. Gintai, o aš pasakysiu, kad dabar man panašus. Į nusikalstamo pasaulio Dekanidze. Iš mergaitės į mafiją. Нормальний підход, Фантазуoti Fantazuot jo, gerai. nu negalime, vyrai nepirkite. Viskas kitaip. Baig, dabar tėvukas man sakydavo vaikystėje, buvau labai agresyvus visą laiką ir ėjau iš teisybės. Sakydavo, nu tai palauk. Du teistumai, nes nieko nepadarysi. Sako, tau davė tą žandą, atsuk kitą. Sako, tai Biblijai parašyta, aš ką čia sakydavau. Tėti, vat Biblija yra 100 lapų, o tų 2 lapų pas mane nėra, aš jų neperskaičiau. Ir aš negalėdavau... Mokėjai, šitą mokėjau. Jo. Šitą mokėjau, serijo. Niekaip. Tai o dabar palietė to žodžius toliau. Tai vat šita jauna pora, antra nėra, man paliko va šitą. Monstrą. Monstrą. 6 kojos, uodegos ir 3 gerklės. Ir grynai tėta tavo žodžiais. Jisai miega, mama su Virginija išėjo į parduotuvę. Bet aš berniukas, aš nemoku su vaikais, nu, suprant, neprigimtys, aš nemoku, bet jisai miega. Tai mes čia toj, mes tik už to namą, už kampo ir mes čia toj atgal. Ir jisai miega, viskas okei. Ir jisai prasibunda. A kas tu atsikė čia toksai? Nerėkti, kaimynai iš viršaus vandenį man pila per balkoną. Raminkis, kas daras. Aš jį čia tai bandau. Aš panikui. Aš jį palieku lovai, nežinau ką daryti, man irgi ten tų metų, gal 11, gal 12. Aš išbėgu į balkoną, aš nežinau, kas man darosi. Atbėgu į kambarį, jisai sorry. Užsikiškit ausys, jis apsišykęs. Ir jisai visą tą grožį. Būtų galėti. Bet ir aš nežinau, fantazuoju. Фантазава. Prifantazavai, broli. O tu jokius turėti tavo visą mėgamą, visos tos tavo lovatėsės. Aš va čia, aš va taip, o stoju prie sienos kaip kryžium prikaltas. Aš nežinau, kas daros, man galva važiuoja. Ir tu įbėgai su motina. Bet tai kinų. Pambras, nuplovė viską tos. Neatsimenu, nors mane nušau. Paskui dar kažkokį kartą manęs paprašė, tipo, aš čia va duonos einu. Jo, sakau, eik, pasiėmė reik. Jokių duonų. O tai va čia tai buvo. Kokia... Vaikystės ir iš spindulių iš mirties, iš kur sugrįžt negalima. Kad galėčiau sugrįžti tuo keliu, tuo keliu pareisiu, pasėdėsiu. Pasėdėsiu po kelionių ir visų vargų. Tu numeski, kad jame nebūtų priešų vienadienių ir lengvų draugų. Tu numegzk man tai, ką myliu. Ir pavasarį kaip 1000 malūnų. Tu numegzk man, mama, tylą.
numesk man tūkstantį malūnų, malūnų. Ant pavasario kalvų žalių. O į kartais juk žinai kaip būna. Būna, tu užklok mane keliu. Numesk man tūkstantį malūnų, malūnų. Ant pavasario kalvų žalių. O į kartais juk žinai kaip būna.